pasimokinsime šiaurietiško ėjimo technikos. Aš jums pristatysiu alfa techniką, kuri yra populiariausia Europoje. Ja nesunku prisiminti, kadangi kiekviena raidė turi savo prasmę. Pirmoji alfa žodžio raidė A yra angliškai attention, dėmesio. Tai reiškia mūsų laikysena. Kokia turėtų būti mūsų laikysena? Stovime įsitiesę, krūtinės atviros, pečiai atgal, tarsi mentis norim suvesti, žvilgsniai akių lygyje, ausimis į viršų, juosmuo išlenktas, ant piršto galų galim pasitikrinti, kaip mes stovim. Attention, dėmesio. Alfa žodžio L raidė yra angliškai long arms, lietuviškai ilgos rankos, reiškia ėjimas ilgomis rankomis. Eidami mes nelenkiame rankų per alkūnes, rankos juda tik tai iš pečių. Alfa žodžio F raidė reiškia flat poles arba pasvirusi lazda. Lazdos yra kampu. Reiškia, sustovim tiesiai, ranką ištiesiame į priekį tiek, kad lazda būtų ties pėda. Ir lazda yra maždaug 60 laipsnių kampu į žemę. Yra kampu tam, kad mes atgalinio mosto metu spaustume į lazdą su ranka ir pasistumtume save. Alfa žodžio paskutinė raidė yra adapted step, adaptuotas žingsnis. Tai reiškia, žingsnis pritaikytas 4-5 km per valandą judėjimo greičiui. Ir kokio ilgio žingsnis, tokio ilgio rankos mostas. Žingsnis turėtų būti Tai yra, žingsnis yra per lazdą. Pati alfa technika susideda iš 7 tokių žingsnelių praktinių. Tai pirmas žingsnelis yra pasimatuoti teisingą lazdos ilgį. Lazdos ilgis pasirenkamas pastačius lazdą prieš save. Lazdos ir pirštinėlės tvirtinimo vieta yra ties bamba. Antras etapas, antras žingsnelis, tai yra ritmiškumas, priešinga ranka, priešinga koja, pirštais rodome ėjimo kryptį, mažoji pirštelį ypač jo, rankų lazdas neimame ir tiesiog einame, priešinga ranka, priešinga koja. Trečias žingsnelis yra lazdų kontrolė. Rankas į priekį, stipriai sugniaužę laikome, taip, ir atgalinio mosto metu paleidžiam lazdas iš rankų. Ir vėl pagaunam į priekį, paleidžiam. Pagaunam, paleidžiam. Tokia amplitude rankos turi judėti mums einant. Taip. Ketvirtas žingsnelis yra mūsų laikysena ėjimo metu. Tai nusimam vieną lazdą. Paimame per vidurį ir užsidedame už nugaros. Lazda turi liesti 3 taškus – kryžkaulį, tarpumentę ir galvą. Judame, kad įsivaizduotume, kokia turėtų būti laikysena mūsų ėjimo metu. 5. žingsnelis yra pečių juostos darbo. Einant, pečių juosta juda tam, kad tvirtinti pilvo raumenis, nugaros raumenis ir sprando raumenis. Darant mostą į priekį, ranką petį pasukam į priekį, darant mostą atgal, bet jis pasisuka atgal. Pečių juosta juda. Taip? Tai mes dabar padarysim tokį pratimuką, kad įsivaizduotume, kaip turėtų dirbti pečiai mūsų. Stovėsena, pamenat, kokia turėtų būti, įsitiesus ir juda. Priešinga ranka, priešingas petys, priešinga koja. Pirmin, atgal, pirmin, atgal. 6. žingsnelis yra kojos pėdos statymas. Šiaurietiško ėjimo metu pėda statoma nuo kulno. Pėda statoma ant kulno, toliau pėda juda išorinė pėdos dalimi ir pirštais tarsi pastumėme save į priekį arba tarsi įsivaizduokime, kad suspaudžiame citriną.
Pėda visą laiką aktyvi. Visą laiką pėda aktyvi. Ir 7 žingsnelis yra viską pradėti iš pradžių. Tai galim prisiminti, pirmas žingsnelis buvo įsimatavom lazdos ilgį, teisingai, iki bambos šitą vietą, arba ūgis centimetrais padaugintas iš 0,66. Antras žingsnelis buvo ritmas, ėjimo ritmas, tai priešinga ranka, priešinga koja, rankos mostas. 6 žingsnelis buvo lazdų kontrolė, atgal lazdą pagaunam, į priekį, atgal paleidžiam, į priekį pagaunam, atgal paleidžiam, pagaunam. 4 žingsnelis buvo stovėsena mūsų, taip, kaip mes turėtume vaikščioti. 5 žingsnelis buvo pečių juostos darbas, reiškia, mes einame ir pečių juosta pas mus juda. Priešingas petys, priešinga koja juda. Taip. 6 žingsnelis kojos statymas nuo kulno. Ir 7 žingsnelis pradėti viską iš pradžių. Taigi sujungus visus šitus žingsnelius mes ir gauname taisyklingą šiaurietišką ėjimą. 1, 2, stop. Gerai, stovime. Reiškiasi lazdos ilgis. Koja čia. Gerai. Stipriai laikome, sugniaužę lazdą. Atsiremiame. Koja taip. Viskas kalėdėje. Čia yra eisena. Lazdos tokiu pačiu kampu kaip ir koja. Žvilgsnis akių lygyje taip. Čia vėlgi. Alkūnė ištiesta, stipriai sugniaužiame. Stovime ant kulno, stovime ant pirštų galų. Pirštai žiūri į priekį ir spaudžiame į lazdą. Petys truputėlį pasuktas į priekį, šitas atgal. Čia lygiai taip pat, petys į priekį, atgal. O čia yra taisyklinga šiaurietiško ėjimo eisena. Taip mes turime atrodyti eidami šiaurietiškai.